Labas rytas. Kaip daktaras ir pristatė, mano vardas Eglė ir aš pašnekėsiu apie tą, su kuo pati dirbu, tai apie pacientus turinčius demencijos sindromą ir kaip elgtis tose situacijose, kurioms skirta šita konferencija, insulto konferencija. Tai kaip su tom intraveniniam trombolizėm demenciją turinčiam pacientui, ko turėtumėm, ko neturėtumėm bijoti, kokia ta situacija yra šiai dienai. Ir tas temas ir norėčiau aptarti taip, pradedant nuo to, ar reikia iš viso tų trombolizių, to reperfuzinio gydymo šitiem pacientam, ko dabar bijom ir ko galbūt bijosim ar turėtumėm bijoti ateityje. Tai pradedant apie tai, iš viso reikia. Kalbant apie tos pacientus, kurie turi demencijos sindromą, dažnai ta reakcija tokia būna, vis tiek dėl bet kokios priežasties, dėl kurios jau tas demencijos sindromas išsivystė, visos tos ligos yra nepagydomos. Ir tokio nihilizmo šiek tiek yra žiūrint iš tos pacientus. Nėra tai, piktybiškų lietuvių ypatybė, svarsto ir užsienio autoriai lygiai tą patį, ar iš viso pateisinamas yra tas intensyvus reperfuzinis gydymas. Šiaip pasižiūrėjus, kiekvienas straipsnis prasideda nuo to paties. Oficialiai nėra kontraindikacija demencija reperfuziniam gydymui. Žiūrint detaliau į tas indikacijas, kontraindikacijas, bet šitie pacientai nėra savarankiški kasdieniai veikloj. Pagal apibrėžimą demencijos jie nėra savarankiški kasdieniai veikloj, o pagal mūsų turimas metodikas įtraukimo tinkamumo intraveniniai trombolizai kriterijuose, tuo 4 punktu mes tą ir matom, kad ligonis turi būti prieš susirgimą savarankiškas kasdienį veikloj, vertinant modifikuotą Rankino skalę. Ta skalė yra, tokia gera tuo, kad labai trumpa, labai aiški, bet turi ir daugybę minusų. Tie minusai pirmiausia eina galbūt didelė dalimi iš to, kad nebuvo kurta kaip skalė vertinimui būklės prieš insultą tinkamumo. Šita skalė buvo kurta ir kaip ir jos funkcija yra naudoti vertinimui išeitims po insulto, o ne atrankai tų. Bet prieš kritikuojant skales, tai reiktų su jom susipažinti, tai šiaip šitai skaliai nėra būtinas sertifikavimas, mes ją visi atliekam klinikiniai praktikoje be jokio sertifikavimo. Nepatingėjau šitos konferencijos labui gauti sertifikavimą, tai 2 metus esu sertifikuotas MRSO vertintojas. Tai iš tikrųjų su dementikais kyla tas klausimas, ar jie iš viso gali surinkti 2 ir mažiau balų, tai jeigu oficialiai žiūrint, ne. Nes ta pagalba yra traktuojama ne tik kaip fizinė pagalba, bet kaip ir kognityvinė pagalba. Tai yra daugybė klausimynų, kurie padeda vertintojams, kurie yra mažiau patyrę MRSO vertinime, ir viskas visada prasideda nuo pirmo klausimo, ar tas pacientas galėtų savarankiškai vienas gyventi be jokių kitų žmonių pagalbos. Ir į tą neįeina ne tik tokia kasdienė veikla, kaip nusiprausti, naudotis tualetu, pavalgyti, apsirengti, bet ir apsipirkti, tvarkyti finansinius reikalus, kitaip tariant, aukštesnioji veikla, kuri dementiko atveju mes niekada negausim atsakymo, taip galėtų šitas pacientas savarankiškai gyventi. O tik tai gavus klausimą taip galėtų, toliau jau vyksta diferenciacija į tą 0,1-2 balo. Tai mūsų demenciją turintis pacientai dėja keliauja į ne atsakymo pusę, kur jau vyksta tik tai diferencijavimas tarp 3, 4, 5. Tai atrodytų super, viskas puiku, pranešimas gali ir baigtis. Lietuviškų rekomendacijų rėmuose nieko nedarom, nes bet koks darimas užeina už protokolo ribų. Ar tai yra teisinga, tai ko gero ne visai, nes čia kalbam ne tik apie demenciją turinčius pacientus, bet apie bet kokią negalią turinčius pacientus, o jų pasaulyje yra labai daug. Apskritai pasaulyje, Pasaulio sveikatos organizacija skaičiuoja, kad 15% visų pasaulio gyventojų turi vienokią ar kitokią negalią, Jungtinėse Amerikos valstijose iš suaugusių 22%. Tai labai labai dideliai daliai tų pacientų mes užkertam kelią tam optimaliam ūmaus insulto gydymui. Kalbant apie demenciją turinčius pacientus ir jų išgyvenamumą, jis labai varijuoja, bet nuo nustatymo iki mirties gali praeiti ir gerokai daugiau negu 10 metų, jeigu mes turim jaunesnio amžiaus, tai yra tarp 65-69 metų diagnozuotą pacientą, ir aišku, jeigu jo demencija nustatymo stadijoje yra lengva. Tai kitaip tariant, tas laiko tarpas, kurį ligonis galės gyventi su didžiulė likusia papildoma negalia, yra netoks mažas. Tai iš tikrųjų, skaitant toliau, kągi užsienis rekomenduoja, tai rekomenduoja daryti.
Europos insulto asociacijos gairėse rekomendacija šitiems pacientams, kurie yra su negale prieš insultą, yra daryti intraveninę trombolizę, tik aišku yra žema kokybė įrodymų ir ta rekomendacija yra labai silpna. Tai kitaip tariant, tai yra mano pati mėgstamiausia rekomendacijų rūšis, kur sako spręsti individualiai. O kaip nuspręsti man individualiai, na tai čia jau labai geras klausimas. Metai po Europos insulto asociacijos 2002 metais pasisakė ir Amerikos širdies asociacija, ir Amerikos insulto asociacija, ir jie kalbėjo būtent apie tą patį. Neetiška tai yra automatiškai negalvoti ir nuimti šitą gydymą, net nesvarstyti jo šitai didžiuliai pacientų grupiai. Jie netgi sudarė tokį gražų algoritmą, kad jau prieš insultą reikėtų pradėti dirbti su šitais pacientais, skatinti ir juos ir jų artimuosius apsispręsti, kokia taktika jiems būtų priimtina ūminio insulto atveju. O ūminio insulto settingsuose, kai jau turim mažiau laiko ten filosofinėms diskusijoms, stengtis vengti automatiškai, negalvoti apie šitos pacientus ir jiems šito gydymo netaikyti, kartu aptarti su artimaisiais, kad jie turi vis dėlto kitokias rizikas. Ir tai yra, lietuviško, pavyzdžiui, lietuviškoje situacijoje už protokolo ribų. Tačiau, vėlgi, kaip sakiau, automatiškai neišbraukti šitos pacientų grupės. Tai atsakant, ar reikia, tai reikia iš tikrųjų apie šitos pacientus galvoti. Jeigu žiūrim į lietuvišką situaciją, dėja, kad tas galvojimas visada bus už mūsų protokolo ribų. Tai ko bijom, jeigu reikia? Bijom kaip gydytojai dviejų pagrindinių dalykų. Kad nepadėsiu, dar blogiau, kad pakenksiu. Tai kitaip tariant, kokios tikėtinos tos gydymo išeitis, ar prasmingas tas gydymas šitiems pacientams, ar tik neprasminga intervencija ir koks tikėtinas komplikacijų dažnis, gal jie turi daug dažniau komplikacijų negu ir tai persveria naudos rizikos santykį. Žiūrint į tuos įrodymus, tai nelabai įkvepia iš tikrųjų tos visos studijos, dėl to, kad tos rekomendacijos jos ir yra tokios dėl to, kad absoliučiai didžiojoje daugumoje kertinių studijų įtraukiami buvo tik pacientai iki 2 MRS. Todėl mes tuos įrodymus tik tokius ir turim, todėl ir turim tokias rekomendacijas. Ką turim apie pacientus virš 2 MRS, tai tie duomenys daugiausiai yra iš nacionalinių registrų ir retrospektyvinių stebėjimų studijų. Bet žiūrint į tai, kaip su reperfuziniu gydymu pacientam, kurie turi demencijos sindromą ir tie, kurie neturi demencijos sindromą, kaip jie skiriasi tarpusavį. Seniausiai iš tų rastų mano duomenų buvo pateikti kanadiečių iš jų nacionalinio registro, tie duomenys buvo rinkti tarp 2003 ir 2008 metų, tai ganėtinai senai. Ką jie rado, kad imant visą bendrą populiaciją trombolizę gavusių insultų, lyginant demenciją turėjusius ir neturėjusius prieš insultą, tai taip, ir tas mirtingumas yra didesnis, ir hemoragijų dažnis, ir simptominių cerebrinių hemoragijų dažnis yra didesnis. Bet tada jie pasižiūrėjo, kad tie demenciją turintys pacientai daugiau negu 11 metų vyresni ir turi daug daugiau gretutinių susirgimų. Tai tas lyginimas nėra iš tikrųjų labai toks objektyvus. Kai jie atsirinko tuos pacientus, atsirinko tiesiog case control būdu tuos pacientus, kurie atitiktų demenciją turinčius pacientus pagal amžių, pagal gretutinius susirgimus, tai tie skirtumai išnyko. Tie skirtumai išnyko reikšmingai tiek mirtingume, tiek intracerebrinių ir simptominių intracerebrinių hemoragijų dažnyje. Naujesni, tačiau ką jie pastebėjo, kad iš tikrųjų nepaisant to, demencija, aišku, turinčiam pacientam intraveninė trombolizė buvo taikoma patikimai rečiau. Naujesni duomenys buvo pateikti švedų, jau iš duomenų rinktų tarp 10-14 metų, ką jie rado, net netrinkinėdami nieko, rado, kad mirtingumas per 3 mėnesius patikimai nesiskyrė. Patikimai skyrėsi MRS ir patekimo į slaugos įstaigą dažnis per 3 mėnesius po patirto insulto, tačiau jie vertino absoliutą MRS, o ne MRS pokytį. Tai, tie demenciją turintys pacientai MRS turėjo aukštesnį jau prieš susirgymą, tai vėlgi, kažin, ar tai labai etiškas vertinimas. Žiūrint, kaip jų tas NICS skalė keitėsi, tai prieš trombolizę demenciją turinčių pacientų buvo patikimai didesni NICSai, negu kad neturinčių. Po trombolizės tas skirtumas jau patikimai nebesiskyrė netgi, bet iš tikrųjų demenciją turintiem pacientam negalim pasakyti, kad nepasikeitė ta simptomatika ir niekas jiem neefektyvų.
Simptominių intracerebrinių hemoragijų net neatsirinkinėjant per daug nei pagal amžius, nei pagal kažką, dažnis nesiskyrė tarp turėjusių ir neturėjusių demenciją pacientų. Bet jie taip pat rado, kad iš tikrųjų demenciją turintis pacientas prieš susirgimą patikimai rečiau gauna intraveninę trombolizę, negu kad tas, kuris jos neturėjo. Malonu, kad švedai ne tik renka duomenis, bet ir iš jų mokosi. Jie yra pateikę naujesnius duomenis, nuo 2015 tas skirtumas išnyko. Ir jie, tiksliau, buvo panaikintas gal su pastangomis. Ir šiuo metu Švedijoje demenciją turinčiam ir neturinčiam pacientui yra tokia pati tikimybė gauti trombolizę. Patys naujausi duomenys buvo paskelbti prieš mėnesį. Izraelio mokslininkų 24 metų kovo mėnesį rinkoje juos nuo 19 iki 22 šitie pacientai, tai jie rado vėlgi visiškai tą patį. Žiūrint neatrinktus pacientus, demencija neturėjo patikimai tik tai tiek, kad mirė dažniau, demencija turėjo mirę dažniau per 3 mėnesius negu tie, kurie neturėjo. Pas juos vėlgi beveik 10 metų vyresni buvo demenciją turintis negu neturintis. Kai pagal amžių buvo koreguota, net ir tas skirtumas pasidarė jau nebepatikimas. Tai kitaip tariant, žiūrint tuos didesniuosius duomenis, iš tikrųjų demenciją turinčių ir neturinčių pacientų išeitis tos tiek funkcinės išeitis, tiek komplikacijų dažnis nelabai ir skiriasi kaip ir pagal tuos duomenis, kurios turim. Ir tada dar liūdniau yra žiūrėti į tai, kad kiekvieni iš jų stabiliai gavo, išskyrus švedus, kurie pasimokė iš savo duomenų, kad demenciją turintis pacientai turi daug patikimai mažesnį šansą šitą gydymą gauti. Dar liūdnesnę studiją pasidarė australai, kurie apžvelgė savo gydymą demenciją turinčių ir neturinčių pacientų. Tai jie išsiaiškino, kad demenciją turintis pacientai ne tik, kad patikimiau rečiau gavo reperfuzinį gydymą ir buvo gydyti specializuotose padaliniuose, jie rečiau anksti pradėjo reabilitaciją ir apskritai rečiau ją gavo. Net tokios gydymo taktikos, kaip tarkim dietologo konsultacijos paskirimas esant mitybos nepakankamumui, jiems buvo taikomas rečiau. Jie rečiau gavo informaciją apie insultą, rečiau gavo informaciją apie rizikos veiksnius, gavo veiksmų planą sudarytą tolimesniam ambulatoriniam gydymui. Ironiškai rečiau buvo prižiūrintis asmenys apmokyti demenciją turinčių pacientų, negu kad tų, kurie neturi. Ir kas yra ko gero liūdniausia, jie rečiau gavo antrinę prevenciją, įskaitant antitrombozinį gydymą, cholesterolį mažinantį gydymą, hipertenziją koreguojantį gydymą. Tai, iš tikrųjų taip liūdnokai tas demenciją turinčių pacientų gydymas atrodo. Nesakau tikrai, kad reikia kiekvieną demenciją turintį pacientą trombolizuoti, trombektomuoti iš karto. Situacija nėra niekada juoda ir balta, demencijos sunkumas varijuoja, tai jų būklė yra skirtinga. Į daug ką reikia atsižvelgti, bet iš tikrųjų ta žinutė būtų ta, ką pabrėžia, ko gero, amerikiečiai paskutinėse savo rekomendacijose. Tiesiog automatiškai nenurašyti ir pamastyti apie tos pacientus. Vengti šališkumo galvojant, kad jeigu žmogus turi nepagydomą ligą ar tam tikrą negalę, jis negali gyventi normalaus gyvenimo, jį tenkinančio gyvenimo. Ir aišku, aptarti su tiek pacientu, tiek jo artimaisiais, skatinant orientuotis į visgi į pacientą orientuotą mediciną, kas yra priimtina jam ir ko jisai norėtų, ko jo artimieji, vertindami jo požiūrį, norėtų toje situacijoje. Bėda ta, kad jeigu jau nusprendžiam čia nenurašyti ir mąstyti apie šitos pacientus, priėmimo skyriuje, ten, kur ir susiduriam su to sprendimu, mes dažnai gaunam tokią katę maišę. Būtų idealu, jeigu mes turėtumėm magnetų šitų pacientų, nes tada galėtumėm pasižiūrėti į tai, ko labiausiai bijom, baltosios medžiagos pokyčius, mikrohemoragijas ir pagal tai įvertinti tą hemoragijų riziką. Bet to mes neturim, mes turim kompiuterinę tomografiją. Tai iš tikrųjų tos visos paskutinės rekomendacijos, išskaitant tas 22 metų amerikiečių pasisakymus, visgi tą sprendimą reikėtų grįsti funkcinės būklės prieš susirgimą paciento įvertinimu. Kitaip tariant, sunkios demencijos išvyčių stadijoje, ko gero, jau nemąstysim ten trombolizuoti, trombektomuoti. Lengvo, vidutinio sunkumo tą jau galima mąstyti. Bet net ir tas ar lengvas vidutinis sunkumas sunkus, net ir apie tą mes turim ribotą ir dažnai labai netikslę informaciją.
ką mes turim, tai pirmiausia, mes turim medicinę dokumentaciją. Ir jeigu atsidarysim medicinę dokumentaciją, tai atrodys daugmaž taip. Atsidarau, yra diagnozės, matau, kad nuo 22 metų, o jūs nieko nebematot. Senai jau nebematot, kas čia vieną matau. Tai gal palauksim, kol visi matysim. Tiek ir priėmimą matom su šitais pacientais iš tikrųjų. Ta prasme, atsidariusias PBI, ką matom, tai kad diagnozuota. Šitam pavyzdį, kurį aš įdėjau ir kurį, tikiuosi, kad pamatysit, tai bent jau diagnozuota demencija sergant Alzheimerio liga, tai bent jau priežastis aiškiai. Daug dažniau tai bus F03 nepatikslinta demencija. Jos sunkumas, vienas Dievas žino. Niekas niekur jo neprašė, galima nebent knistis pagal datą, bandyti ieškoti ir tikėtis, kad ten bus daugiau negu 2 įrašai, daugiau negu 2 žodžiai tame įraše, ko dažniausiai nebūna. Tai, bet iš tikrųjų ta medicininė dokumentacija rėmimasis nėra, unikaliai lietuviška problema, kad mes negalim ją remtis. Anglai pasidarė gražią studiją ir bandė MRS-ą įvertinti pagal medicininę dokumentaciją. Bet jie ėmė specializuotą cerebrovaskulinių ligų kliniką, kurie yra įpratę dirbti su tais pacientais. Jie ėmė vizitą, kai ligonis, standartiškai ateina po 3 mėnesių įvertinimui. Išbraukė iš to prašymo MRS-o įvertinimą ir prašė 2 vertintojų įvertinti, kaip jie galvoja, remiantis grinai tuo statusu, kas gautus. Gavosi tai, kad nesutapo nei su tikruoju vertinimu, nei tie vertintojai nesutapo vienas su kitu. Kitaip tariant, remtis medicininę dokumentaciją, net specializuoto insulto centro medicininę dokumentaciją, realiai mes negalim. Su artimaisiais irgi yra blogai, bet ne taip blogai kaip su medicininė dokumentacija. Nebuvo tas atitikimas labai didelis su artimųjų pateikta informacija, bet jeigu tą kapą, kuri vertina sutarimo lygį, kalbant apie medicininę dokumentaciją, buvo 0,3, kad atitinka minimalų sutapimą ir maksimum 15% patikimų duomenų, tikimės. Tai su artimaisiais buvo šiek tiek geriau, jie sugebėjo viršyti 0,6, tai būtų jau vidutinėme sutapimo lygyje. Tai priėmime tą sprendimą, ko gero, tuo tektų ir remti. Jeigu pacientas negali, o dažniausiai negali labai daug papasakoti pats, būtent artimųjų įvertinimų pagal jo prieš tai buvusią funkcinę būklę ir tą demencijos sunkumą. Vaizdas panašu, kad neatsiras. Transliaciją mato. Super. Tai, gerai, kad bent kas mato. Kas nemato, tai tas girdi. Tai kalbant apie tai, ko bijome dabar, tai, bijom komplikacijų, bet iš tikrųjų realus gyvenimo duomenis, kaip ir tos baimės nepagrindžia. Aišku, sprendimas niekada su šitais pacientais nebus lengvas. Ir pabaigai, nes čia belaukiant vaizdo jau aš ir laiką užtempiau, tai ko bijosim ateityje. Yra tekę, ko gero, visiems girdėti, kad yra ligos eigą modifikuojantis gydymas keliaujantis Alzheimerio lygai. Amerikoje jis jau yra patvirtintas, 21 su išlikom aducanumabas, 23 lecanemabas, 24 kovo mėnesį tikėjosi jau galutinio patvirtinimo donanemabas, bet jo negavo. Kol kas tai yra atidėta toliau šitiem metams svarstymam. Ką jie gavo? Tai jie gavo box warning, arba tai, kas buvo vadinama black box anksčiau. Kitaip tariant, aukščiausio lygio įspėjimas apie galimas sunkes ir netgi mirtinas pašalinės reakcijas vaisto. Aducanumabo informaciniam lapelį dar to nebuvo, lecanemabo jau atsirado. Dėl ko tas black box warning atsirado? Dėl to, kad šitie monokloniniai antikūnai, jie šalina beta-amiloidą ir jie sukelia tai, kas yra vadinama su amiloidu susiję pakitimai vaizdiniuose tyrimuose arba ARIA, Amyloid-Related Imaging Abnormalities. Jie skirstomi į ARIA-E ir ARIA-H, ARIA-E esant edemams, ARIA-H hemoragijoms. Ir nėra jie tokie reti.
Iš tikrųjų, skirtumai šiek tiek tarp visų tų vaistų skiriasi, bet tų pakraujavimų, kurių didžioji dalis, aišku, bus nesimptominiai, galim tikėtis ir iki 30% pacientų gydomų. ARIA E, tai tų tinimų vėlgi virš 30% priklausomai nuo vaisto, priklausomai nuo dozės. Yra tam tikrų rizikos veiksnių, kurie leidžia numanyti jų dažnį, tokie kaip vaisto dozė, apolipoproteino E epsilon 4 alelio turėjimas ir ypatingai buvimas homozigotų epsilon 4. Jeigu jau anksčiau prieš pradedant vaistą buvo nustatytos mikrohemoragijos, paciento amžius yra vyresnis, jis vartoja antiagregantus arba turi persirgtą galvos smegenų infarktą. Dabar antiagregantai, tai antiagregantai, o kaip su antikoaguliantais ir tai, apie ką aš kalbu šiandien, tai yra intraveninė trombolizė. Antikoaguliantų tam rizikos sąraše nėra todėl, kad duomenų mes apie antikoaguliantus nelabai turim. Absoliučiai didžioji daugumoji monokloninius antikūnus tyrusių studijų žmonės su antikoaguliantų vartojimu buvo tiesiog neįtraukti, tai buvo neįtraukimo kriterijus. Lekanamabas leido įtraukti į studiją tuos, kurie vartoja antikoaguliantų stabilią dozę bent 4 savaitės. Ir iš tikrųjų kyla klausimų dėl tų tiek simptominių jau makrohemoragijų, tiek net ir dėl mirčių dažnio, dėl tų makrohemoragijų. Intraveninė trombolizė irgi bandyta taikyti pacientam, kurie šitą vaistą vartojo. Atrodytų ideali pacientė buvo 65 metų moteris, vartoja lekanamabą. Jeigu skaitysi tą straipsnį, ten rašo, kad gavusi 3 dozes, bet iš tikrųjų ne 3 dozes atviroj stadijoje, atviroj fazėje, kur jau tikrai žinom, kad gavo, prieš tai dar gavo arba placebo, arba vaistą. Atvyko į ligoninę 30 minučių nuo susirgimo. Žinom, kad turi polinkį ARIA H, yra homozigotė epsilon 4, bet prieš mažiau negu 12 savaičių buvo padarytas magnetas, kur jokių mikrohemoragijų, nieko visiškai blogo nebuvo. Kadangi kognityvistų rašytas straipsnis, tai nei Niksai, nei MRSai ten per daug vertinti nebuvo, atvyko jinai su afazija, rastas distalinis trombas, nuspręsta atlikti intraveninę trombolizę. 50 minutę į trombolitiko leidimą, jos būklė smarkiai pablogėjo ir vaizdas magnete buvo toks. Pacientė finale mirė, hemoragijos buvo stebėtos ne tik insulto zonoje, bet ir plačiai išsidėstusios visose galvos smegenyse. Ir patologai vaizdą, kurį rado histologiniuose tyrimuose, apibūdino kaip nekrotizuojantį vaskulitą ir kilo labai daug klausimų. Tada kaip iš tikrųjų, jeigu jau mes žinom, kad tas beta-amiloidas kraujagyslių sienelėse didina kraujavimo riziką, jo šalinimas dar labiau didina kraujavimo riziką, o čia iš viso, ar čia kažkokia dar sąveika su alteplazė, ar tiesiog išskirtinė pacientė. Šiai dienai kol kas rekomendacija yra šitiems pacientams reperfuzinio gydymo netaikyti. Aišku, duomenų švelniai tariant kiekis ribotas. Tai ateitis irgi atrodo įdomi šitiems vaistams, kurių kol kas nėra patvirtintų nei Lietuvoje, nei visoje Europoje. Atėjus, jeigu jau jie ateis į klinikinę praktiką, kils klausimas, ne tik dėl reperfuzinio gydymo, bet apskritai ir dėl antikoaguliantų saugumo šitiem pacientam. Tai ar reikia? Reikia, bijom komplikacijų. Realaus gyvenimo duomenys neįrodo, kad tas komplikacijų dažnis didesnis. Ateitis bus įdomi, jeigu sulauksim kitokių vaistų. Ačiū labai uždėmesį, atsiprašau už nesklandumus. Jeigu turit klausimų, nepažadu, bet bandysiu atsakyti. Ačiū už pranešimą, už padrastymą nenurašyti šių pacientų, kalbant apie trombolizę, ir matau degantį klausimą. Labai ačiū, puikus pranešimas. Iš tikrųjų, dilema labai dažna priimimo skyriui ir man tai šitą rekomendaciją spręsti individualiai iš tuo atveju patinka, nes aš galvoju, kad geriau vis dėlto vaikštantis pacientas, sergantis demencija, negu gulintis pacientas, kuris serga demencija ir tiek artimiesiam, tiek ir visai visuomeniai. Mano klausimas būtų toks dėl antrinės profilaktikos, kaip šitiem pacientams sergantiem demencija ir statinams, nes ilgą laiką buvo tokia kontroversiška nuomonė dėl statinų ir demencijos.
Tai tokia pat kontroversiška ir lieka. Realiai griežtų įrodymų, kad statinų vartojimas sukelia kognityvinių funkcijų pablogėjimą ar kažkaip blogina tas kognityvinės funkcijas, kol kas nėra. Na ir bent jau Amerikos širdies asociacijos, insulto asociacijos, Europos insulto asociacijos oficiali pozicija yra ta, kad antrinė profilaktika jiem turi būti taikoma taip pat kaip ir visiems kitiem. Didžiausia rizika demencijos progresavimui yra pakartotiniai insultai, o ne per mažas cholesterolio kiekis. Tai. Dar klausim, prašom. Profesorius. Ačiū Eglė už pranešimą. Įdomu, paskutinė ta dalis domina, kur apie gydymą monokloniniais antikūniais mūsų centras irgi dalyvavo ne vienoj turbūt studijoje su mabais, gydant demenciją sergančiusius. Ar pasitaikė Lietuvoje hemoraginių komplikacijų? Simptominių ne, ARIA-H taip. Nes turint didesnį pacientų kiekį, mes jų turėjom pakankamai nemažai, jeigu 30% jų gauna, tai būtų labai keista, kad būtume mes neturėję. Vėlgi yra labai įdomus klausimas tai, kas buvo daroma studijose ir kaip tai bus transformuojama į realų gyvenimą. Studijose magnetas kas 12 savaičių ir protokolas yra ARIA-A, mažini dozę arba nutrauki, vėliau gali atnaujinti. ARIA-H, viskas, vaisto skirimas baigėsi, pacientas vaisto daugiau nebegauna. Realiam gyvenime rekomendacijos yra šiek tiek kitokios. Adukanumabui dabar tiksliai nebeatsimenu, bet lekanemabui, tarkim, magnetas yra reikalaujamas prieš 3, prieš 5, prieš 14 dozę, o vėliau vėl tuo pačiu nuostabiu individualiu sprendimu. ARIA-H dažniausiai ir ARIA-E yra asimptominiai dalykai. Tai kaip numatyti, kada čia tas individualus sprendimas turėtų kilti, labai geras klausimas. Ir tiek ARIA-E, tiek ARIA-H yra rekomenduojama nutraukti, jeigu stabilizavosi galbūt ir atnaujinti. Tai klinikinėse studijose neleido atnaujinti vaisto esant ARIA-H, o realiam gyvenime jau tos griežtos indikacijos kaip ir neliko. Tai šitie nurodymai, įspėjimai yra dėl pačio vaisto, mabo reiškia nutraukimo arba atnaujinimo. O ar nėra įspėjimuose ar kitur, sakysime, jeigu insultas, trombolizė, trombektomija, turbūt nėra labai laiko nei magneto daryti, nei kažką labai filosofuoti. Bet jeigu planiškai, sakysim, svarstom, ar skirti antikoaguliantą ilgalaikiai terapijoje, ir buvo ten, kad gal į mikrokraujavimus pasižiūrėti, nors taip ir nepriejo prie aiškių rekomendacijų, kiek tas duoda. Tai jeigu vartoja, sakysim, mabą ir planuojama kažkokią antitrombozinį gydymą. Šiai dienai griežtos kontraindikacijos nėra. Jeigu žiūrint apskritai vaistų informacinius lapelius, vienintelė kontraindikacija yra alerginės reakcijos į vaistą. Ta prasme, antikoaguliantų vartojimas, kuris didžioji dalis studijų buvo kontraindikacija įtraukti pacientą į studiją, realiam gyvenime nebuvo perneštas į kontraindikacijas. Tai tas yra labai atviras klausimas, kai atsiras daugiau tų ligonių, kurie iš tikrųjų gauna. Tuo labiau, jeigu gauna ir tada aš turiu paskirti, tai ar man nutraukinėti vaistą, ar... Bet tai jau duos mums tik realaus gyvenimo duomenis, kurių kol kas turim nedaug, nes tarp kitko amerikiečiai nelabai entuziastingai šitos vaistus skiria. Ir netgi su pavardėm nebijo pasisakyti, kad tikiuosi, kad ir nebus patvirtintas tas donanemabas, gal baigim su šitais vaistais. Tai, ta prasme, jie turi tam tikrų klausimų savyje. Ačiū. Čia daktarė labai moksliškai gražiai išdėstė ir paminėjo ir reabilitaciją demenciškų pacientų. Tai čia faktiškai mūsų kasdienybė yra. Vieną dieną ir ne vieną, ir ne kelis kartus kyla tas klausimas, kiek mums juos, kaip sakant, gerinti jų judėjimą, ar kaip sakant, jie geriau, kad guli ramiai ir giminėms ramu, ar priešingai, kad jie, kaip sakant, pasikelia, griūna, susilaužo kaulus, operacijos, tolimesnė eiga, ar bėga į mišką, įkrenta į ežerą. Tai tokia kontroversija irgi yra. Tai, kad šitie pacientai bėga į mišką, įkrenta į ežerą, ko gero daugiau atspindi mūsų blogą jų priežiūrą, negu kad tai, kad jų nereikėtų prižiūrėti. Aš turiu apskritai mintį, kad Lietuvoje labai mažai tiek finansinės, tiek socialinės pagalbos šitiem pacientam yra skiriama.
Reabilituoti juos reikėtų taip kaip ir visus kitus. Reabilitacijai kontraindikacija nėra demencijos turėjimas, reabilitacijai kontraindikacija yra, jeigu žmogus negali dalyvauti pilnavertiškai reabilitacijos procese. Tai taip, aišku, žmogų, kuris bando pabėgti iš ligoninės, priešinasi medicininiam intervencijom ir ten panašiai, tai jam tiesiog neįmanoma reabilitacijos taikyti. Jeigu įmanoma ir jeigu jis gali dalyvauti, o lengvo sunkumo demencijos ir vidutinės į lengvo pusę galės, tai jam turėtų būti skiriama reabilitacija. Taip, bet realiai vyksta taip, kaip aš sakau. Jo, bet jeigu jau žiūrim taip pragmatiškai, ar ne, kad mums patogiau prižiūrėti pacientą, kuris su hemiplegija guli, negu tą, kuris be hemiplegijos vaikšto, pragmatiškai žiūrint, pridėtinis vienas MMRS balas nešasi papildomai beveik $10 000 išlaidų per metus pacientui, nes tai jau yra institucionalizacija į slaugos namus, tai yra papildoma slauga ir panašiai. Tai finansiškai kaip valstybė mums naudingiau yra papildomos negalios jiems nesukelti. Jeigu jau taip pragmatiškai skaičiuojant visiškai. Ką, ačiū.